Rodas lietus kaupėsi. Rodas lietus kaupėsi. Rodas lietus kaupėsi. Ponas generalinė, kas atsitiko? Rodas lietus kaupėsi. Ponas generalinė, jūs prie telefono. Rodas lietus kaupėsi. Ponas generalinė. Rodas lietus kaupėsi. Ar jums viskas tvarkoja? Man? Taip. Man viskas. Viskas, man viskas. Rodas lietus kaupėsi. Reikia eit po stogu. Rodas lietus kaupėsi. Rodas lietus. Po kokį stogo? Rodas lietus kaupėsi. Mano stogas jau nuvažiavo į Briuselį. Ponas generalinė, jums reikėtų sveikatą pasitikrinti. Ir kada jūs pajutot, kad jis jums nuvažiavo? Man pranešė. Tai seniai jums pradėjo važiuoti? Tai kad jis ir taip retai Lietuvoj būdavo. Tik recitaliuose ir matydavo. Savo stogą? Ir savo, ir tavo. Nejuokaukit. Mano stogas viskas tvarkoj. Tvarkoj. Tu manęs nesupranti. Aš kalbu apie muzikos profesorių. Tada lietus kaupėsi. Va. Kai mano stogas gavo rinkimuose į skurą ir pradėjo mane generalinį kviesti į Seimą, aš turiu atsiskaitinėti kaip mokinukas. Egzaminai man visokie ten, supranti. Viskas yra normalu. Panevėžy visada šaudysi ir šaudysis. Bet, ponas generalinė, galbūt reikėjo ką nors pradėti daryti. Aš dariau viską. Dangus, liudininkas. Nu, gal ne viską, bet aš labai stengiausi. Bet iš tikrųjų, vat visos garsios žmogžudystės Panevėžy praktiškai neištirtos. Na, tu ir pasakei. Ištirtus, bet ne visos. Ir dar man keisčiausia, vat į prokurorų šaudo, o į policininkus ne. Į policininkus dabar šaudyt beviltiška. Jų algos tokias, kad į juos joks bandytas nepataikys. Bet algas reikėtų pakelt ir kompensaciją pražuvusiai prokurorai išmokėti. Aš taip ir norėjau padaryti. Bet juk ji žuvo į nugarą. O tai dar neįrodymas. Gal ji pati save šitaip. Taip, pati. Ir baigim šitą temą. Gerbiamasis, bet Panevėžy vis vien nenormalu. Kaip nenormalu? Ten visada buvo normalu šaudytis. Visus tos metus, kol aš buvau prokuroras. A dabar, matai, staiga nebenormalu. Čia valdžia nenormali. Nu, nieko savo. Pat nuo kada ten jau pradėjo politika domėtis, ta? Nu, aš bijau, kad manęs nenutrenktų. Trankykitės čia vienas. Nu, gerai. Viskas, tyliai, ramiai. O gal atsistatydint? Aš juk ne koks kišeninis prokuroras. Ne kišeninis. Aš pasakiau, ne kišeninis. Ne kišeninis. Žiūrėk, tai kažkokiam tip stogs važiuoji, ką? Aš ką sprendžiu. Nu, kaip tik suduot per skardojus ir reik iš kartą, kad ne kišeninis prokurors, ei. Nu ką, pabandam?